Man tik tokia atsitiktinai išmetė Lietuvos musulmoną vardu Habibas Mickevičius video, kuris bando polemizuoti su krikščionimis. Šiaip tai man visiškai nesvarbu, tie sektų karai tarp krikščionių ir musulmonų, tačiau turiu sureaguoti, nes ten buvo pasakyta, kad Senajame testamente Rebeka ištekėjo 3 metų, sako, ir ten pedofilija yra. Tai yra absurdas. Fake news, mielas Habibai. Senajame testamente, kaip mes vadiname tą knygą Tanachas, tokio dalyko nėra pasakyta. Paprasčiausiai nėra. Iš viso neduotas amžius, kada Rebeka susitokė su patriarchu Izaoku. Nėra to pasakyta, tai pirma. Antras dalykas. Senajame testamente, Toroje, pradžios knygai, pasakyta aiškiai, kad jį tikrai nebuvo 3 metai. Aiškiau nebegali būti. Pasižiūrėkim. Abraomas siunčia savo tarną piršlybams pas Rebeką, sutuokt su savo sūnumi Izaoku. Tarnas atvyksta pas Rebekos tėvus, žiūrėkim scena kokia, 24 skyrius pradžios knygos, nuo 15 iki 20 eilutės. Vos jam baigus tarti šios žodžius, atėjo Rebeka, Abraomo brolio Nachoro žmonos Milko sūnaus Betuelio duktė su ąsočiu ant peties. Mergina buvo labai graži, vyro nepažinta mergelė. Ji nusileido žemyn prie šulinio, pripildė ąsotį ir išlipo. Tuomet tarnas pribėgęs jos pasitik paprašė, prašyčiau man duoti gurkšnelį vandens iš savo ąsočio. Gerk mano viešpatį, sako ji, ir skubiai nuleidusi ąsotį ant rankos davėm gerti. Jam ąsočio atsigėrus įtarė, pasemsiu tavo kupranugariams, kad ir jie atsigertų. Skubiai išpilusi ąsotį į lovį, ji vėl bėgo prie šulinio dar daugiau vandens semti, kol parsėmė visiems kupranugariams. Dabar žiūrėkit. O kiek tų kupranugarių buvo? Tų kupranugarių buvo 10. 24 skyriui 10 eilutė ir sako, tuomet tarnas paėmė 10 savo šeimininko kupranugarių, pasėmęs iš šeimininko visokio rinktinių dovanų, išvyko ir atkeliavo į Nachoro miestą Aram Nacharaimuose. Taigi 10 kupranugarių. Kasgi 3 metų vaiką leis už miesto vandens nešti? Vieną. Toks vaikas jų iš akių paleisti negalima. Vieną vaiką kažkur už miestą keliauti vandens. Ir kiek 3 metų vaikas gali vandens atnešti? Pusę litro, puodelį? Litrą maksimum, jeigu labai stiprus vaikas. Tai neverta dėl tiek, be 10 litrų siūsti. Tai turėjo būti jau mergina pakankama amžius, kad galėtų ten bent 10 litrų. Žinot, koks didelė ąsočiai, molinė, 3 metų vaikas to ąsočio nepakeltų. Tai pirmas dalykas. Dar daugiau, jį pagirdo 10 kupranugarių. 10 kupranugarių. Mielas Habibai, pasidomėk. Čiagi jūsų religijos dalis kupranugaris. Koranas sako, pažiūrėk į kupranugarį, kaip jis tobulai sukurtas. Ten rašo 10 kupranugarių. Kupranugaris išgeria nuo 100 iki 135 litrų vandens po kelionės. O kai kurie ir 200 litrų. Tai nuo tonos iki 2 tonų 3 metų vaikas vandens prisėmė lovį. Tona mažiausiai. Ir tai įmanoma. Kas ten per vaikas turėtų būti? Kultūristas, ar ne? Tai absurdas. Be to pačiam Tanache labai aiškiai pasakyta, reiškia, yra terminai hebrajų kalboje, žodžiai, kur apibūdinamas mažas vaikas. Pavyzdžiui, yra na'arach, hebrajiškas žodis. Žodis reiškia mažą vaiką. Reiškia, atsiprašau, jonek, reiškia žindama kūdikį. Taip. Olel, mažas vaikas, kuris dar žindamas arba ką tik baigęs, nujunkitas jau nebežindo. Yra taf, mažametis vaikas, lėtai trepsenantis toks. Yra. Nė vienu šituo žodžiu Rebeka nėra pavadinta. Vietoj to Rebeka pavadinta 4 terminais. Amis. Amis hebrajų kalboje reiškia mergina, kuri pati gali priimti savarankiškus sprendimus. 3 metų vaikas savarankiškus sprendimus priims. Taip. Toliau. Betulė. Betulė reiškia hebrajų kalboje reiškia mergelė, kuri nepažinusi vyrą, jinai jau subrendus lytiškai, bet dar vyro nepažinusi. Tai yra betulė. Ir narach reiškia mergina,
jauną merginą, tinkančiai tuoktis. Tai štai koks įdomus dalykas. Tai akivaizdžiai pasakyta, kad Rebeka buvo ne 3 metų, ji pakankamai suaugusi buvo mergina. Tai vienas dalykas. Iš kur šita nesąmonė kilus? Tai yra 11 amžiuje buvo toksai komentatorius rašęs ir jisai bandė išskaičiuoti, kiek galėtų būti Rebeka ir padarė tokią nesąmonę, užrašė, kad jie gal 3 metai buvo kokie. Paskui, aišku, kiti rabinai momentaliai paneigė, sukritikavo šitą dalyką ir buvo atmesta šitą versiją. Prašiausiai. Tai čia vieno komentatoriaus nesąmonė buvo parašyta. Bet pačioj Toroj nėra šito dalyko. Vienas dalykas. Jeigu jau pradėjom kalbėti apie tai, tai mes, juokiasi puodas, kad katilas juodas. Senam testamente, kaip tu sakai, nėra parašyta, kad Rebeka ištekėjo 3 metų amžiaus. Tuo tarpu jūsų šventuose tekstuose. Žinot, iš paties barzdos ir apsirengimo visos bižuterijos matau, kad esi musulmonas sunitas. Musulmonai sunitai šalia Korano pripažįsta kaip būtiną tikėjimo šaltinį pranašą Suną. Suna surašyta hadisuose rinkiniai. Daug yra hadisų renginių, 6 patys pagrindiniai pas sunitus, 2 yra patys svarbiausi. Al-Bukhari hadisų rinkinys, imamo Al-Bukhari ir imamo Muslimo hadisų rinkinys. Al-Bukhari hadisų rinkinys yra po Korano 2 svarbiausia islamo religijos knyga laikoma. Ten visi hadisai yra sahih, teisingi. Visi teisingi. Dabar aš jums pasakysiu, atsivers savo hadisų rinkinį, Al-Bukhari, šventą ir svarbę knygą islame. Paskaityk 5133 numerį ir 5134 numerį. Taip, imamo Al-Bukhari. Ir ten rašo, reiškia, kad Aiša susižadėjo su Muhamedu, kai buvo 6 metai, o Muhamedas su ją sugulė kaip vyras su moterim, kai jis sukako 9 metai. Jūsų šventa knyga, po Korano 2 vietai, imamo Al-Bukhario rinkinys, kur visi hadisai yra sahihai, rašo štai kokius. 3 knyga po Korano, pagal svarbumą, imamo Muslim rinkinys, irgi kalba tą patį, pakartoja. Taip, tą patį pakartoja. Pavyzdžiui, 16 knyga, Santuokos knyga vadinasi, Muslimo rinkiniai. 1422 numeris hadisas. Irgi Aiša tą patį sako, kad susižadėjau su pranašu, kai man buvo 6 metai, suguliau su juo kaip su vyru, kai man suėjo 9 metai ir tuo metu aš dar žaidžiau su lėlėmis. Įsivaizduokit, jūsų šventose knygose rašo toks dalykas, kad jūsų pranašas, tegu Dievas įlaimina ir ramybėm dovanoja, prievartavo 9 metų vaiką. Aš žinoma, absurdas, ne tik atpranti, jog žmogus negalėtų normalus, moralus to daryti. Tai laukinis, čia gyvulys turėtų būti. Pedofilas, kito termino nėra. Tai būto negalėjo. Bet įsivaizduokit, kokie jūsų imamai, kurie sakychų, teisingų, patikimų hadisų laiko tekstą, kad pranašas prievartavo vaiką 9 metų. Ir po šiai dienai, praėjus tiek šimtmečių, nesugebėjo to hadiso išmesti, kaip nepatikė, kaip absurdo. Jum ir toliau jis patikimas hadisas, šventas hadisas, sahih. Bukhario knyga gerbė. Velniop tą Bukharį ir visus kitus Bukharikus, kurie pripažįsta šitą hadisų rinkinį. Po velnių jau geriau būkit koranitai, sakė, Korane nėra tokių baisybių. Meskit velniop tada tos hadisų. Ne, jūsų imamai, jūsų vadovai, ir didelė dalis imamų. Jis sako, teologų, musulmonų, sako, bet moteris ten greičiau bręsta. Absurdas, siaubingas dalykas, būto negali. Jūs pagalvokit islame, ne apie pranašą Muhamedą problemos su jūsų pačių su jūsų vadovybė, jūsų mokytojais. Aš jau nebekalbu apie jūsų pasaulietinius vadovus, kurie sugeba iš ištisų valstybių padaryti pamazgų duobės. Pažiūrėkit, didžiausias pasaulyje pamazgų duobės tai yra musulmonų valdoma šalis. Bangladešas, Somalis, Afganistanas, Malis, Čadas, Nigeris.
pragarą žemėj, bardakų bardakas, siaubinga, bet kad ir imamai dvasiniai laiko hadisą kaip patikimą svarbiausiam po Korane tekste Al-Bukhari rinkiny, kada pranašas miegoja su 9 metų vaiku. Normalu, gražu viskas. Siaubingas dalykas. Dar daugiau, jeigu jau kalbam apie pedofiliją, paprasčiausiai. Pasižiūrėkit į islamo valstybės. Pasidomėkit. Irake tuoktis galima mergaitį nuo 9 metų. Pagal įstatymus. Valstybės įstatymus, parlamentas priėmė. Kas jam nuo visų Bucharikų, muslimikų, Timirzi, Daudų ir visų kitokių. Nuo Abu Hanifų visokių ir Malikų. Kas jam atsitiko, ar imamų Džafarų, kas jam pasidarė su galva. Jemene nėra iš vis amžiaus cenzo jokio. Todėl ten labai didelė dalis santokų vyksta, mergaitės tuokiasi tarp 9-12 metų. Košmaras. Afganistanas panaikina bet kokį amžiaus cenzą ir pagal Hanafiją Mashabą, dabar mūsų Lietuvos regiono musulmonai yra Hanafijo Mashabas, pagal Hanafijos Mashabą mergina gali tuoktis nuo 9 metų. Čia imamas, kad 9 metų vaiką gali prievartauti. Ir Mashabai, ir hadisų rinkiniai Irane, šiitai, nesvarbu, bet jie leidžia nuo 13 metų tuoktis, ir tėvų reikalavimų arba globėjų reikalavimų prašymų galima ir jaunesniem. Sudane, musulmoniškam Sudane, Šiaurės Sudane, leidžiama nuo 10 metų merginai tuoktis. Ir dar apie kažkokią pedofilijas kalbėti, kurios neva Torai yra. Pirmiausia, reikia žinoti, kažką norint kalbėti. Ačiū uždėmesį. Tiesos akibrokštai.